mes po sunkaus darbo, tai visų pirma labai aš noriu pagirti Eimantą, tave, tu visuomet paskambini, visuomet su tavim yra labai lengva dirbti, tu visą laiką laikaisi savo žodžių, tu atvyksti laiku, net anksčiau, 10 minučių. Ir mes išvažiavom per kiek mes čia per 1,5 valandos padarėm tau tokią fotosesiją, tu nuotraukas naudosi asmeniniam naudojimui. Ir aš noriu tiesiog pasakyti, kad man labai patinka su tokiais žmonėm, kai tu dirbt. Ir kiek mes jau laiką esam pažįstami? 3 metus iš. 3 metus, 3 metus niekada Eimantas nepavedė manęs, niekada aš jo. Ir šiandien mes padarėm fotosesiją. Važiavam, tokią darėm pusiau verslo, pusiau tokią paprastą fotosesiją. Kaip tu, Eimantai, jauties, kaip pačiai pradžiai buvo, kai darė fotosesiją? Ir ką patartum, jeigu vyras, koksai norėtų daryti, žinai, ką reikia pasiruošti, kaip nusiteikti? Paprastai reikia gerą aprangą, žinoma, turėti su savim, nusiteikti gerai ir jausis natūraliai. Nieko daugiau sudėtingo. Va kas dar pamatėm, pavyzdžiui, tu buvai laikrodį pamiršęs, ten tokį telefoną, reikia daiktų pasimt turėti. Taip, aksesuarai, kurie paįvairina. Nes juos panaudoji, kai darai nuotraukos. Įdomesnės šiek tiek kažkaip. Spalvingesnės nuotraukos gaunasi. Taip. Būtent. O šiaip yra sunku tą kūnų kalbą mokėti, žinai, kaip pavyzdžiui, sako, aš esu nefotogeniškas. Tiesiog natūraliai viskas, tiesiog negalvoja, kad tave fotografuoja. Ką tu išmokai šiandieninės fotosesijos? Laisviau jausis iš tikrųjų. Užtikrinčiau. Tiesiog negalvoja, kad tave kažkas stebi, fotografuoja, tiesiog kai laisvas žmogus visą laiką. Jautiesi ir toks ir esi iš tikrųjų. Taip, mes kai darom, mes kai važiuojam, tai tarsi tu dienos metu darai savo reikalus ir aš tave prigaunu, žinai, fotografas tiesiog tai prigauna, patogus yra LT fotografas prigauna tave ir daro nuotraukas. Taip, kam patinka dėmesys iš tikrųjų, tai fotosesija iš tikrųjų. Kodėl Eimantai būtina atsinaujinti kažkiek nuotraukas? Kodėl? Kokią tai būseną tam pačiam duoda ir... Savaime suprantama, kad metai vis tiek keičiasi, metais buvo jaunesnis, laikas eina, kažkas keičiasi vis tiek ir pats brandėjai kaip žmogus. Ir tiesiog požiūris iš vienos pusės keičiasi. Taip, ir kai pasidarai naujų nuotraukų, tu jautiesi gerai, patinka, kokią nuotrauką. Tai žinoma, vis tiek gali kažką pakeisti, iš tikrųjų, keiti savyje. Negali stovėti vienoje vietoje, tobulėjai visų pirma. Nes tu visi tai viskas sumerdėsi ir mirš, žinai. Žinoma, pasidarai nuotraukas, pasižiūri, kaip atrodė anksčiau, kaip atrodė dabar, ką gali keisti, kūno kalba ta pati. Tiesiog pačiam malonu, įsiamžint kiekvienais metais save. Tai tu kiekvienais metais paskiri pinigų fotosesijai kažkokią? Stengiuosi iš tikrųjų. Ne visą laiką tai pavyksta, bet tiesiog vasaros metas taip, dėl savęs pasidarai, tiesiog įdomu. Supratau. Aišku, kokių patarimų duotum vyrai, kuris norėtų padaryti fotosesiją, ką jis turi pasiruošti, kaip nusiteikti? Tiesiog paprastai reikia žinot, ko nori. Jeigu nori gražių nuotraukų, atsimins, koks anksčiau buvai, tai prašom visą laiką kreiptis profesionalo paslaugos. Kuo patrauklus yra LT fotosesija skiriasi nuo šiaip įprastos? Paprastai jautiesi kaip lygtais tave darytų draugas, nes nuotraukas, iš tikrųjų nejauti jokios įtampos. Viskas natūraliai gaunasi tiesiog, tame viskas atsispindi. Kas turi smegenų, tai supras, apie ką mes kalbam. Kas norės gražių nuotraukų, tai žinom visą laiką. Profesionalas padės. Gražiai šypsais, va čia viskas. Nice, gražiai. Super. Gal pas tai labai gera forma darai. Kiek tu metų sportuoji? Su pertraukom įvairiom, aišku, žinoma, derinu su darbais. Ne visą laiką išeina, bet tiesiog palaikau formą. Ir plus dar ūgis, visi kiti duomenys, žinoma, prideda tą. Būtent.
Pastebėjau, kad tu tokias mėgsti verslo nuotraukas labiau darytis, kodėl? Žinoma, solidesnės, kaip pats žmogus esi rimtas iš vidaus. O pats gal pajutė, kad ir pritraukia rimtesnių žmonės? Žinoma, tai renkiesi bendrauji su rimtais žmonėmis, mėgsti, kurie laikytųsi žodžių ir tiesiog, kuriais galėtum pasitikėti, žinoma. Va. Jeigu, žinai, įsidėsi, kur ten valgai čipsus, tai žinoma, tai vienas sakys, kitą darys iš tikrųjų. Tai... Va. Tai norisi. Apie ką ir eina kalba, supratau. Ir labai tvarkingai čia ir darai tu. Tai ką, ačiū visiems žiūrėjusiems ir ate. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I